keliaujam į Ciurichą, top 4 brangiausių miestų sąraše. Tai bus dar įdomiau pamatyti, kas ten kiek kainuoja ir kaip atrodo. Artėjam link to Ciuricho, jau netiek daug beliko, 6 kilometrai. Ciuriche teka Limato upė, tai va Ciurichas įsidėstęs ir vienam, ir kitam krante. O kas čia toks, tai neįsivaizduoju. Žiūriu, koks čia stebuklas architektūrinis, kurių metų neaišku. Jau baigiam priartėti prie senamiesčio. Mat jau kažkas čiut įdomiau. Ciuriche gyvena beveik 500 000 kaip Vilniuj. Taip pat Ciurichas turi labai didelį ir gražų ežerą, tai irgi turėsim pamatyti šiandien tą ežerą, kaip jis atrodo. Nu, kol kas viskas paprastai, dviračių daug, dviratininkų daug ir labai įdomių dviračių galima čia pamatyti. Esam beveik centre, stotis traukinių, tai vėl matosi, kad naudoja dviračius, nes kitaip brangiai kainuoja stovėti su mašina čia. Ir vėl upė. Priartėjom prie muziejaus. Didelis muziejus. Galima daug ką pamatyti viduj, bet mes judam link kitos dalies. Norim pamatyti ežerą ir vaizdą į labai daug transporto turi viešo. Brangus miestas, bet nesijaučia čia, kad tas brangus miestas yra. Centrinės stoties fasadas visai gražus. Ir aplinkui senamiestis, upė. Labai matosi daug stogų bažnyčių. Kažkokie rūmai, eisim pažiūrėsim ir tuos rūmus. Turėtų labai gerai ežeras matytis. Ir Limato upė. Ciurichas kaip ir Bernas. Savaiminis perėjimas. Kas nori važiuoja, nėra čia labai didelio šviesoforų, bet tramvajų matosi, kad čia bet kiek yra. Žodžiu, įdomiai. Perėjimų, tiltelių, gražių vietų. Prašau. Sako, kad čia irgi lankomas turistų miestas. Esam jau pilnai senamiestį. Ir čia įdomiai, kad namai irgi prie pat upės. Visi senoviniai tokie išlikę. Daug ką pamatyti yra, daug ką pamatyti. Laiko reikia skirti. Visur įdomios gatvelės, gražios. Gražu pasižiūrėti, o dabar einam virš upės. Ir čia taip net nepasakysi, kad čia yra tiltas, bet jis yra. O taip va. Ir vaizdas jau po biškį atsiveria į Ciuricho ežerą. Dar visai ne, bet jau. Čia pirmas fontanėlis. Geras. Ir gerbiu iš kiekvieno fontano Šveicarijoje, nes vanduo skaidrutėlis. Skaidrutėlis vandenėlis. Tai va. Nieko neblogas. Tikrai neblogas. Einam tolin. Lindendorf laikrodis gerai rodo. Po 12:15. Šveicariška kokybė. Ir va, katedra
Gražiai. Pasėdėt, pavaikščiot, pabūt. Bet kur tas ežeras? Jau sakiau, mažai sutinkam fontanėlių. Tai va, prašau, sekantis fontanėlis. Nu toks jau čia senoviškas. Ragaujam. Aišku, šveicariško šokolado parduotuvėlės. Gražios. Bet šokolado kaina po 100 eurų už kilogramą. Ėjom prie pat. Bet dėja renovacija. Tai judam prie kitų bažnyčių. Prie bažnyčios priėjom, bet va, bažnyčia iškart matyt kurija kažkokia. Nu, įdomi. Šiaip įdomus tokie pastatėliai. Kažkiek link Venecijos, tik tai kad gatvės platesnis. O, ir pasikavojęs Lamborghinis už kampelio. Vargšas, ką jis čia veikia. Per akmenis davažiavo. Nu, tokie gražūs fontanėliai. Visi veikia, visur vanduo bėga, švarus, skaidrus. Ir vaizdai neblogi. O čia jau jų prabangos gatvė su Prada, Gucci ir Chaneliais. O čia kelias link ežero. Nu čia jau galbūt link šveicariško prabangumo, kad tikrai viskas suderinta, asfaltėlis lygus, jokios duobelės, šiukšlių dėžės, suoliukai, nu labai tvarkingai ir patogiai. Jau daug kostiumuotų vyrų, daug su visokiom tašytėm vaikščia iš prabangių parduotuvių. Liuks, gyvenimas vyksta. Bulgarai ir visas kitos prabangos parduotuvės. O, prašau, ir Louis Vuittonas kokią gulbę padarė. A, bet džinsovkė 2,5. Nežinau, nu, apsivelniu. O rankinė, nu, tokia įdomi rankinė. Matyt, Louis Vuittonas kažkokias karuselės išardė. Nu, išeinam dar link katedros ir jau tikrai artėjam prie to Ciuricho ežero gražaus. Bet dar jau nežinau kelintas fontanėlis, bet gražus fontanėlis. Daug jų yra čia, Šveicarijos daly, tai tikrai daug. Nu, einam per katedros kiemelį. Mat, išpuošta sienos tokios įdomios. Ir jau čia kaip be fontanėlių. Nu taip, aišku, fontanėliai viskas vietoje yra. Bet kiek? Tokia gaivuma čia. Kaip Telšiai, taip ir Ciurichas turi savo miestą. Maketą pasidarė. Ir aišku, brailio raštu parašyta. Yra irgi. Prašau. Taip, nemažai jau apėjom. Esam kažkur va čia. Nedaug liko. Ir čia bus ežeras. Nu va, ir priėjom Ciuricho ežerą, jis labai ilgas yra, gaila, rūkas yra virš ežero, tai nesimato nei kalnų grožio, nei nieko, bet vaizdas pakrantėj tai gražus. Nu, prašau, ežerėlis, vaizdas
budelis neblogas. Gražiai, senamiestis didelis. Iš tikrųjų galima vaikščioti ir vaikščioti. Tik viskas kainuoja šveicariškai, nepigiai. Koncertų rūmai, bet vat, durelės tokios lietos ar čia drožinėtos. Gražios. Ir pereini upę iš stoties ir gali eiti į funikulierių. Neaišku, kur jisai pakelia, kiek kainuoja, bet va čia išlipimas, ne ten pataikėm. Valandos bilietas 5 euriukai. O funikulierius kyla kas porą minučių, tai va, tuoj spėsim tą sekantį. Nu, bandysim kilt, neaišku kur, bet kilsim kas porą minučių. Varinėja gerai, yra greitasis funikulierius. O, prašau, prasilenksim su kitu. O, įdomu. Labai trumpas pakelimas, bet nieko, čia matau, kad bus kažkas įdomaus. Pakilom į viršų ir atsivėrė Ciuricho technologijos mokykla. Prašau, visi valgo picutis, auksiniai stulpai. Gerai. Mes eisim kažką pavalgyti galbūt. O, prašau, ugnelė, malkelės tiesiai. Viskas, hello. Viskas veikia. O čia Ciurichas nuo kalno. Labai gražiai. Nu labai. Iš viršaus irgi gražu pažiūrėti. Nu ką, grįžtam į žemę. Mes prasilenkiam lengvai su kitu. Toks tas Ciurichas. Juokinga, bet vat, tokių dalykų yra ir iš tikrųjų veikia. Viskas, kinas, va, gali kabiną pasirinkti ir pabūti, jeigu reikia, pažiūrėti. Nu, Ciuricho oro uoste jau, skrydis link namų. Nu, nemažas tas Ciuricho oro uostas, iš tikrųjų. Ir prieš oro uostą, koksai didelis prekybos centras, ir pačiam oro uoste, kiek daug visos vietų, tai laikas eina, jau gerą valandėlę vaikščiojam, tai tikrai greitai laikas čia praeis šitam oro uoste iki mūsų skrydžio. Taip, kad kas atvažiuosit anksčiau, turėsit ką veikti. Na ir gerai, gero laiko visiems, viso gero Šveicarija.